Labas, aš esu meistras Romas. Dabar aš noriu papasakoti apie RubySafe veikimo principą. RubySafe čia toks įrenginys, kuris valdo šilumos punkto prietaisus. Jis gali nuotoliniu būdu siųsti informaciją į aptarnavimo centrą. RubySafe valdomas su pulto pagalba. Mes matom, kad čia yra 4 mygtukai ir 5 vidurinis. Atėjus į šilumos punktą mes, aišku, turim pamatyti visus parametrus šilumos punkto. Tai karšto vandens temperatūra, šildymo sistemos temperatūra. Ir su viršutiniu arba apatiniu mygtukų pagalba mes surandam scoring info lygmenį. Tai va, mes suradom, kaip matom, data scoring info. Ir šoniniais mygtukais, nesvarbu, arba į kairę, arba į dešinę, mes įeinam į tą lygmenį. Va, matom, čia bus karšto vandens kontūras. Dabar yra nustatytas auto comfort režimas. Nuėjus toliau mes matom kairėje pusėje 52 laipsniai nustatyta temperatūra, iš dešinės pusės 52 faktinė. Ta prasme, šiuo metu teikiame temperatūrą. Spaudžiam toliau į dešinę pusę, matom dabar C2. Čia bus šildymo sistemos kontūras, irgi nustatys auto comfort režimas ir lygiai taip pat iš kairės pusės skaičiukas apačioje 37 nustatyta temperatūra, o iš dešinės esama. Ir nuėjus toliau mes matom oro temperatūra, TR. Apačioje 3 laipsniai, 3,32. Ir ką mes turim dar atkreipdėmėsi, tai dar patikrinti būtinai datą, kad atitiktų šios dienos arba esamos dienos valandas, kad būtų atitikusios ir data. Todėl, kad jeigu neatitiks, tai mes turėsim blogą reguliavimą. Naktiniai režimai viskas susipainios. Dabar aš noriu papasakoti apie vieną iš dažniausių gedimų, kuris gali pasitaikyti aptarnaujant RubySafe'us. Tarkim, mes atėjom ir pamatom, kad ekrane yra visi kvadračiukai arba žvaigždutės. Ir pultas, nuspaudus pultą, nereaguoja visiškai mūsų tos nuspaudimus. Ir nedega šviesa ekrane. Tai ką mes padarom? Mes išjungiam laikinai maitinimą, palaukiam kelias sekundės ir vėl įjungiam. Ir patikrinam su pultu, vėl paspaudžiam. Matom, kad užsidega šviesa ir reiškiasi viskas tvarkoje. Ir pradėjo keistis visas rodmenys. Dar mes galim pakoreguoti šildymo sistemos ir karšto vandens temperatūras. Visą pirma, mes turim surasti karšto vandens ir šildymo sistemos lygmenį. Tai bus pažymėta HVAC settings. Mes matom. Ir dešiniu mygtuku nueinam į karšto vandens kontūrą, kuris bus pažymėtas HVAC circuit 1. Ir leidžiamės su mygtuku žemyn. Matom hot water parašyta, tai reiškia karštas vanduo. Ir tiesiog nueinam dar žemiau ir bus MG03 pažymėta. Yra čia nukrypimas toks, -3 laipsniai. Tai tarkim, visur yra standartiškai nustatyta tarp 50 ir 55 laipsnių temperatūros. Tai tarkim, mes šitam intervalė turim ir reguliuoti. Tai +-5 laipsniai ten dadėti, ten daug negalim. Toliau, ką mes galim padaryti dar, tai surasti
šildymo sistemos kontūrą, tai čia bus sekantis, irgi paspaudus dešinį mygtuką iš šoną vieno nuspaudimu, permetam tą kontūrą ir matom HVAC circuit 2, tai čia bus šildymo sistemos kontūras. Nuspaudus žemyn, matom, kad parašyta heating, dar spaudžiam žemyn ir surandam MG13, delta TDI. Tai vat, jeigu kažkam tai karšta ar šalta, mes tiesiog koreguojam temperatūrą. Nuspaudus vidurinį mygtuką, matom, kad pasikeitė vietoj M į E, tai reiškiasi, vat dabar mes galim keisti tą rodmenį. Tai vat, nuspaudus į viršų, mes didinam temperatūrą, nuspaudus į apačią mygtukų, pasirodė minusas, reiškiasi, mes dabar šiuo metu mažinam temperatūrą. Visus pakeistus parametrus mes turim išsaugoti atmintyje. Sugrįžtam į tą patį kontūrą, kur mes keitėm tos parametrus, spaudžiam pirštinį mygtuką į viršų, matom užrašą Save, nuspaudus vidurinį mygtuką apkeičiam raidę M į A, spaudžiam pirštinį mygtuką, pasirodo užrašas vietoj Off į On ir atkartojam tą veiksmą atgal, vėl spaudžiam vidurinį mygtuką ir matom užrašas Off. Na ir viskas, mes išsaugojom RobiSafe atmintyje. Dabar aš jums parodžiau keletą iš daugelio galimų RobiSafe funkcijų.